Labas rytas. Suraikytas. Va. Maidanas, kaip atrodo ryte, kiek čia judesio. Viskas gyva, viskas vyksta. Tai kažkaip man šita vieta, kaip sakant, trenkia per akordą. Prieš 11 metų su Skyle buvom atvažiavę čia grot Maidane. Buvo į Stelos pusę krūva žmonių. Toks visiškai nerealus prisiminimas, kaip iš kokio filmo. Tai ką, eisim paeksplorint truputį. Čia pačio centro. Ką čia eksplorint? Viskas čia puikiausiai žinau. Tiesiog nuėjusiu į kelias vietas. Apsižvalgyt, prisimint. Jeigu ten neuždarytas praėjimas. Nes pilna visokių valstybinių įstaigų. Tai va, po pietų mane išfekalina iš šito nuostabaus buto. Pasirodo. Reiks pakeisti lokaciją. Tiesiog čia per Kreščiatiką pereiti į kitą pusę. Tai būsiu porą valandų be chatos, nes aišku, čia kautintis reikia 11 valandą, butas tik tai nuo 2. Tai paprašiau gal anksčiau leis įsikelt. Tai va, tai bus matyt. Tai po pietų dar pasivaikščiosiu. Reikia į porą foto parduotuvių nuvažiuot. Fotokomisų tokių. Porą daikčiukų lyg užmačiau. Reikia užmesti regėjimo organą. Ar tikrai jie ten dar yra? Tai va. O rytoj vėl su Mauseriu susitikt, nes turi dar daikčiuką pasirodę perduot. Ir tada į autobusą. Jeigu neatsiras savanorių, kurie važiuos pro Kijevą arba iš Kijevo link LT, tai tada reikės į tą amžinybės autobusą. Va, tokie planai. Kacapas karbonkės sudaužytas. Amazing. Kokio galingumo čia viskas, wow. O
su visokiais tikėjimais, religijom ir panašiai. Pas mane labai savotiškas santykis. Tai prasme jo iš vis nėra jokio. Tai va. Bet vat architektūra šitų visų pasakų mane glosto, akį glosto, kažkokią stygą suvirpina. Gražu labai. Labai. Neįsivaizduojamas kiekis. Neįmanoma ruskinai bus iš tai atleisti. Niekada neįsivaizduoju, kaip po 1000 metų. Ir tai neįmanoma. Už tai niekada.